Trumpam persikelkime į Kauno Restore Fix autocentrą, kur yra gražinami įvairūs automobiliai. Vieną iš jų matot savo ekranuose, tai yra Karma Revero. Tokį patį, bet juodos spalvos automobilį jau esame rodę per E-gazas dugnas, o šiandien pakalbėsime apie šį, net nežinau kokios spalvos, noriu sakyti dantų pastos spalvos automobilį, kuriam atliekama Restore FX paslauga. Tai va Julius, sveikas Juliau. Sveikas Izidoriau. Šiandien šiek tiek plačiau mums papasakos, kas yra Restore FX. Tai yra polimerinė lako danga, tai yra atstatomasis lako sluoksnis, kuris yra dengiamas ant seno, subraižyto, pažeisto automobilio lako paviršius. Jisai atkartoja originalaus lako sluoksnį, tiesiog tai yra pažangesnis, kietesnis lakas, kuris gali prikelti automobilio išvaizdą, kaip sakyti, suteikti jam blizgesį ir ištaisyti seno lako defektus. Tai aš kaip suprantu, tai yra kažkas tarp poliravimo ir automobilio dažymo. Tai yra pigesnė alternatyva visiems automobilio dažymo darbams. Poliravimo metu yra šalinamas ir ploninamas lako sluoksnis. Restore FX technologijos pagalba mes priauginame laką, tai yra iki 10 mikronų, užliejame, galima sakyti, naują, pažangesnį lako paviršių. O kiek ši danga tarnauja, kiek laiko gali tarnauti lyginant, pavyzdžiui, su įprastiniu laku? Na, pats žinai, kad tinkamai prižiūrint automobilio laką, tai galima gauti iš gamintojo ir amžiną garantiją. Ką iš tiesų amerikiečiai ir suteikia, bet oficialus laikas, kiek išlieka visos savybės, tai yra 5 metai polimeriniai dangai ir 2 metai Clear FX keramikai. Tai aš kaip suprantu, čia ne tas pats, kai padenk kokia keramikos danga, kuri gali nusiplauti tiesiog po kažkiek laiko. Ne, tai yra automobilio, galima sakyti, perlakavimas, kitais žodžiais tariant, bet mes turime taipogi ir keramikinę dangą, Clear FX keramiką, kurią dengiame tik tiems automobiliams, kuriem atliekame Restore FX paslaugą. O kiek laiko užtrunka ši paslauga? Ši paslauga gali užtrukti ir 2, ir 3 paras ir ilgiau. Viskas priklauso nuo automobilio, nuo jo lako būklės, nuo pažeidimų, nes daugiausia laiko užima visi paruošiamieji darbai. Tam, kad atlikti šios darbus, prieš tai turime nuodugniai apsižiūrėti automobilį ir įsivertinti jo būklę. Tai yra įvairūs nudaužimai, įbrėžimai gilesni ir panašiai. Pradžioje mes nusiplauname kokybiškai, pašaliname visus nešvarumus, tai yra visus bitumo likučius, stabdžių trinkelių įsisenėjimus. Po plovimo darbų mes demontuojame numerius, tam, kad jie mums netrukdytų darbo eigoje. Taipogi demontuojame visus logotipus, ženkliukus. Šiam automobiliui demontuoti taipogi reikėjo veidrodėlius, kurie trukdytų atlikti kokybiškai paslaugą. Toliau apsiklijuojame žibintus, kurie nebus dengiami Restore FX danga, taipogi visas chrominės detalės, tam, kad jų nepažeisti rankenėlės, kurios irgi yra nedengiamos. Toliau visa procedūra yra atliekama šveitimo būdu, tai yra reikia sušveisti seną automobilio laką tam, kad įvyktų cheminė reakcija su mūsų Restore FX danga. Tos darbus mes atliekame su štai tokiu šifavimo padėliu, tai yra 6000 grubumas, kuris vos pašiaušia esamą laką. Tai yra jis jo nepašalina, nenuima, nesuplonina. Bet sušiaušimas, kaip suprantu, yra tik tai geresniam sukibimui. Tai nėra, kad jūs nuimat šiek tiek lako dangos, kad išlygint paviršių. Taip, mes turim sušiaušti būtent dėl to, kad taip produktas ir veikia. Jisai susijungia su esamu originaliu laku, jisai atkartoja lako paviršių. Tai jums nereikia prasišiaušti, sakykime, jeigu aš turiu kažkokį lako įbrėžimą, taip, tai jūs tiesiog užliejat ant to įbrėžimo. Jums nereikia nuvalyti lako iki esamo lygio to įbrėžimo, ne? Ne, būtent, kad visi poliravimai, visi lako šalinimai ir tie, kaip sakyti, tokie trumpalaikiai sprendimai, jie mažina lako sluoksnį. Pasikartosiu, mes užliejame iki 10 mikronų Restore FX dangą, kuri būtent ir sutvarko visus įbrėžimus, hologramas, visus tos, kaip sakyti, paviršinius defektus. Tai jūs galite netgi broką lakavimo pataisyti, ne? Jeigu yra originalaus lako išlikusio ant automobilio paviršiaus, mes galime sutvarkyti tikrai prastai atrodančius automobilius ir jie atrodo nauji, blizga, žvilga, kaip pirmą jų pirkimo dieną.
Tai aš kaip suprantu, gali būti keli jūsų klientų tipai. Tai yra klientai, kurie tiesiog rūpinasi, kad jų automobilis atrodytų gerai ir nenori sugadinti esamo lako sluoksnio. Ir yra turbūt dalis tokių, kurie jau yra tiek kartų poliravę automobilį, kad jų ten turbūt beveik nebelieka iš ko poliruoti. Jų ten šiauš lako nebegalime daugiau, ar ne? Tu visiškai teisus, jeigu jūs naudojatės tunelinių plovyklų paslaugomis ir plaunate automobilius, naudojate šepičius, tai net ir naujo automobilio lako paviršius gali būti greitai pažeistas ir subraižytas. O būtent ši paslauga ir leidžia ištaisyti visus defektus, pakelti automobilio pirminę gamyklinę išvaizdą. Kuo skiriasi poliravimas nuo Restore Fix dangos? Poliravimas nuima lako storį. Automobilį galime mes poliruoti kokius 5-6 kartus ir vėliau nebeliks lako. O Restore FX kaip tik jį prieaugina iki 10 mikronų. Pagrindinės Restore FX savybės yra panaikinti seno lako defektus. Yra užliejamas naujas lako sluoksnis, kuris suteikia automobiliui gilesnį blizgesį bei atstato gamyklinę išvaizdą. Kiek žinau, šitam automobiliui yra atliktas ne tik lako atstatymas, bet ir papildomai dėjot keramikinę dangą. Ar tai būtina daryti ir kodėl dėjot tą keramikinę dangą? Tai nėra būtina, bet tai už papildomą mokestį pats klientas gali pasirinkti papildomą Clear FX keramikos padengimą. Tam, kad būtų sutvirtinta apsauga ir kad automobilis įgautų hidrofobinės savybės, lengviau nusiplautų purvai, vanduo nubėgtų nuo paviršiaus ir blizgėtų ir atrodytų gražiau. Čia aš kaip suprantu, padengus keramiką gal žmogui būtų lengviau išmokyti nevažiuoti plauti po šepečiais kažkur tai, o gal tiesiog užtiktų gerai praeit su vandens srove, ne? Taip, kad išsaugoti šių abiejų dangų paviršių, jūs neturėtumėt naudotis šepečiais arba tunelinėmis plovyklomis, nes visi puikiai žinom, kad būtent šie veiksniai įtakoja bet kokio lako ar keramikos paviršiaus nusidėvėjimą ir jo sumažėja būtent terminas ir efektyvumas. Grįžkim prie Restore Fix lako atstatymo paslaugos. Kiek tvirta tokia atstatyta danga lyginant su gamykliniu lakavimu? Restore Fix yra kietesnis ir tvirtesnis lakas negu naudojamas gamykloje. Tai kaip suprantu, jau nenusiplaus kur nors plovykloje. Jeigu tinkamai bus prižiūrėtas, taip jisai tarnauti gali labai ilgai. O kiek šiuo metu yra Restore Fix centrų, kur aš galiu užsisakyti tokią paslaugą? Restore Fix paslaugą galite užsakyti Crown Kaunas antikorozinėme centre. Tai yra kol kas vienintelis mūsų centras, Brazdžionio gatvė 25A. Ir kiek žinau, kol kas apskritai vieninteliai turbūt Lietuvoje tokią paslaugą. Mes esame oficialūs ir vieninteliai Lietuvos atstovai Restore Fix Lietuvoje.